Ūkio inspektorė Bailys, juodasis, ateina patikrinti. Tikon, vlogs, toliau dėsam darbs. Biškam šok reik filmuoti, tai kon šiandien darau. Vis prieka pilna augalų, dar ir keli arbūzą. Ir aišku, žinot, kaip ten būn, kad galvoji, ai čia greit sukišu, bet kad greit sukištum, turi kažkur apsiravėti, kad pradėti ravėti, žiūri. O, vidryną dar neiškast. Tai žodžiu, kasiniai to pačiu vidrins, nes į vidrin veitą bandysiu sudinti arbūzus. Čia buvau pikdžiolins, tai biškę pravėjau, kad nebeatrodyt kaip peiva. Bet matau darį žalių steibų. O čia buvau narciza ir buvau labai gražus. Ką filmuoju, šus laik pamiršau pavadinimus. Tai tokie. O Jezu. Nu, žodžiu, nesvėjai. Tai aš nežinau, ar aš galiu iškasinėti dar. Bet, žodžiu, gal tiesiog kas visko nevesks. Tai va, tai žodžiu, iškas sudėdai dužut. Padės biškant saulės, kad pradžiūtų ir po to tiesiog jaučiu kai kartoninį dėžę ar maišioką ir lauks vidryną lauks pavasarį, o saugūnins lauks rudens. Varau, kad pravėjom mašiną. Žodžiu, išsiravėjau ir antrus vidrins, išsidžiuvinau. Tai gal susisudinau 2 lysvės pomidorai ir grevėjau. Bet čia ko norėjau parodyti, kad ką pasiteisina teorijai. Žinot, kaip ten sako, augalam reikia saulės įžiekti. Dabar va labai puikus metas dainuos, kada saulės turbūt daugiausiai. Ir matot, ten saulės labai maža gaun, čia gaun, ten vėl negaun ir vėl gaun. Aišku, dabar sunkiai pasakyti, nes praravėjau pikdžiulis, bet žiūrėkite, čia va kur saulės baig negaun. Ir siemkis silpnas, tokis pavargus, va kažkoks, aišku, čia galbūt veislė, nes skirtingas veislės jau. Ir pikdžiulį beveik nie. Žiūrėkite, čia kur jau saulės gaun, kas per siemkis ir kas per pikdžiulis. Anemona. Saulės gaun visai nemaža ir anie kaip išprotėjant šias metas auga. Vidryna tai daug gražiau atrodė baltėjai negu ružavėjai. Nes pažiūrėkite, ta veita tikrai gaun mažiau saulės. Čia va irgi, kur auga vilkdalgio, atsiminiau pavadinimus su narcizas, anie gaudavo pakankamą saulės ir pikdžiulių buvau ir žeidų. Ir dar kits dalyks, dėl žemės slėgėm per agronomais paskais mums žiaurė daug kartuodavau, kad su traktorė kuo mažiau žemė važinėti ir važinėti tik tą per technologinis vėžys. Ir žiūrėk, čia kur aš vakšydavau, čia pikdžiulių beveik ir nebuvau, aišku, aš dabar apsiravėjau. Bet, kad tu tryptum veitą, tai nieks neaug. Ir iš tikrųjų reikia stengtis mažiau trypti, nes pažiūrėjau, čia va bandžiau ant tak sodinti arbūzą, tai kol aš išsikasiau ant dūmį, nes man teik suslėgti. Aišku, ir tas arbūzas vargšas bus. Nu, žodžiu, teorinė pamokėlė baigta. Nu, pačiu važiavim, kad važiuoju į priekabą, jaunu ir žuoju. Sveiki, sugrįžome vlog. Rugpjūtį pirmadienį. Ir jūs nepatikėsite, ko aš veiksiu. Daug augaliukų ir, kuriai čia prabuvau visus tus lietus. Kas išgyven, ton sudinsim į lauks. Nes tūs padėklus, čia teik buvau vonens, aš kiekvieną dieną atvarydavau, išpilti, vis dar įpiln vonens, nes tiesiog labai daug liai. Kalbant apie tus lietus, tai man čia mažiausiai reikėtų skūstis dėl anų, nes mačiau, kas dedas pas ūkininkus, kas augai ant javos. Nu, tragedija. Tai prasme, aš nenorėčiau būti ūkininkė šias metas. Tai va, tai žodžiu, kas čia pas mums vyks, tai čia aišku, tik žaidėjimai aikštelė. Tai va, kol kiti dalinas mačiau internet savo arbūziukas, kurį ir per posdėlną ir sako, žina, prinoks. Aš dalinu savo daigas, kur jaučiu dar net nėra užmėgstų arbūzų. Tai va, tai nežinau. Jeigu bus šalts rudo, gal bei nuo antro paragausim. Jeigu ne, bus daug gražių lapų. Žiūrėk, cukiniai kokie. Dički. Prieš kelis dienas atvariau po tų litų į negaliu patikėti. Taigi čia buvo biški ir mulčiauta, įvesks ir totalas pikdžiolins. Neįmanoma, atrodo, kažkom padaryti vienam gali, nes nekad gal jau žiūrėk apžėlint vėl viskas. Jurgina, kaip pradžioju tus tarpus susidinau kai kur arbūzų. Pelėžerį nebespėjau tų skinti, bet jau vis pasiskelbiau, kad darau pokštis. Tai reikės dažniau skinti, nes ant skinė tada šviežiais neaug. Burnuočia va jau kokie irgi jau skiniau pokštėm. Ojei, kaip išvirtam, baig nebepraėjom. Žioveiniukiai, o Jezu. Nu, ta prasme, ant skint, įskint.
Tai va. Čia viskas labai gerai atrod. Kas susidinavo, vėl sulauks, reikia tiesiog palaukti. Ir va, turim visai fain vaizdėlį pagaliau. Darba belekeik. Čia va, kur nuplėš plėvelį, va čia ir baisiausias dalis, nes aš dar buvau čia nesenė tontakėlį, bėšk praravėjęs didelis pikdžiolis. Ir galvau, kad nustos lyti, atvarysam su jūs tuštėsiam bent jau takėlį. Nu, bet pažiūrėk, vėl viskas sužėlį. Nu, kon tu čia beteisi. Čia apsimatiolom, aš man atrodo vienam laik sakiau, kad augins kitas metas. Jeigu iš tikrųjų abiejų augins kitas metas, nes kas sonom ir neįtin gera, labai daug yra iš tų tokių nepilna vidurių, negražių žeidų, tokių, kur nepanaudosi plokštėm. Nu, va kažkokiai, tokiai, va, dažniausiai būna tokiai plokšti. Va kaip tas. Jau iškrent. Išveina augaliokį ir poveina žeidą. Tai įsivaizduokit, auginti on daigioką. Ir jeigu kas antras yra nepilna viduris ir tik ta kas antras įgers, tu dar išsodini, dar kažkas apgriauž, apdžiūn. Nu ir gaunas labai nedaug žeidų. Anos nėra, kad labai, nu, šiaip labai gražiai, jo atrodo parduotuvėns, bet netur nei kvapą, nieko, o veit užėm daug, tai nežinau, aš kitas metas augins, man kažkaip atrodo per daug varga, dėl to veina žeido. Žiūrėk, koks, kaip sakau, ant cute. Koks tuos gražis. Nu va, šią pagons labai fainė atrodo, ypatinga pokštės, nes kai įdėd va tokią goną, aišku, aš net man kažką pradėjau, man rudau čia jau į pabaig žeidsen. Tai aš kai kurs netgi vaskiniau tuokis va, bet irgi va, pažiūrėjau, šunelė būntų kaip parodavėn, tai aš aišku tus išskiniau, nu, bet nesuprantu, kad čia to drigmės buvo per daug. Bet žodžiu, labai ypatinga atrodo pokštės, kam rodžiau, tai sako, čia bijūna, žiūrėkti. Koks lauks? Wow, šiaip žiaura greit viskas užirputų šilumų. Jaukinga jau senė žydmont kažkaip veislė žemaūgių baltų. Iš tikrųjų, niek neskiniau pokštėm, nes kas į blogas su ta žemaūgės. Nu, kon tu gali pokštę nuskinti, važiuokti į žeid. Ir kad tu pakankamai ilgi gautum, nu, turi vos nepojus krūmą išskinti, bet jau čia taip ir reikės daryti, nes po to gal atauks naujų. Mano ūkiaus pokštė įteikta prieš, beveik savaitę laik. Va, tos agonas, aišku, mums pradėjo rudoti, bet ko negal daryti, ko norėjau parodyti, popierė palik dalykų. Nei parduotuvėn, nei tep. Gavot, iškart nukerpat juostelį ir palaida laikos. Nes kas dabar čia vyksta? Ta gilė pradės pūti ir aplinkovas pradės pūti. Dar steiba, kad tep jį surišti, anei pradėt pūti, pelėti ir dėl to trumpiau laikos pokštis. Įvo nereikėst, kiekvieniai. Jūs įsivaizduojat, kokį aš blog dalykų padariau. Tai ir neįsiamžinau, ką atrodo lauks. Prieš ravėjim, bet aš parodau, kaip dabar atrodo. Plus minus greit praravėtas čia va. Kiek čia 1, 2, 3, 4 vagas. Dabar bent jau matos, kas aug, prieš tai čia nebuvo aišku, kas aug. Ir tom plotėlį nuravėjau. Žemė ir on teik šlapė, kad važiuokti. Pomidorą pūn laukus. Blin, nesinor tų šlapių gilių skinti. Bet on savaitgalios jau turiu užsakymą. Tai reikės kažką apskinti, kus biškai apdžiūs. Žiūveinė, kokie gražus. Žiūrėkti, visą jūrą žiūveinė. Ants reiks skinti, nes aniai adžel. Žiūrėkti, kokie gražus varvekliai. Burnočių. Beje, bairis. Atsimenu, kur aš sakiau, ne, aš tikrai neužsisodinau tų suskiauteriem celiozį mononos negražys. Nežinau, bet anus kažkodėl tai reikės pasižiūrėti, ar aš tikrai pirkau toks, nes, nu, arba aš kažkoks kitoks. Nes aš žinau, kad tikrai va tas toks sodinau, bet kad tas toks sodinau ir aš ant vis nugenėjau. Čia vein matyti per klaidą laik. Tai nežinau, aš korančiai. Va, kirmė kokie gražus, tai va. Ir pažiūrėkti pikdžiolis. Nu tai va, tai jums labai geras palyginimas. Žiūrėkite, nauk plėvelė augalą, kaip atrodo. Ir va čia kanie plėvelis. Įzinys, kuo jis gražus. Bet man atrodo, aš jau jums rodžiau. Tuos geltonais dabar pradėjai skleisti. Šiepans reiks sulaukti vos ne kol iki pat viduriuko viskas išsiskleid. Bet man žinokit, va tava dabar pats gazo, aš tik vaiskinčiau, man labai gražiai. Man va irgi žiūrėkti, anos pradžio būn tuokis, tada bam tuokis, va. Eina savo, kai graži ta spalva. Įmaunam savo švariausius pasaulyje būtus. Einam, bailiai. Auks jaukas, rūpjūtis, bet aš dar kažkom sudin. Bet kaip pasakiau, ar leis dėgam numirt, pradžio buvau nukarščiaus, o dabar va čia va nei ir išnešti, tai nei tiesiog mirkst. Ar geriau susudinti ir tikėtis, kad aš gausias.
Šiaip noriu šias metas gal tai nesigaus paukštėm labai daug gerų dalykų, bet bent jau pasižiūrės, ko verta auginti, ko nevert. Nes jau visai toks sąrašiuką galvo kol kas turiu, bet galvoju, reikės gal padaryti kažkokį video, bet jau čia sezoną pabaigau, kur pasidalinsiu su jumis, ko verta auginti, ko ne, į to pačiu savo pasidaryti sąrašą. Na, ko čia vyksta? Nenustebins, ko čia vežus, tai vis numirėlė, kas keliauni daugumai člauką, pomidorą, ten levandų, kas be išgyven, rusmėnių, raujažolių. Tai va, važiuojam. Bailėk šalin. Pš! Žiūrėk, tai bailė. Patikėsit, bet viskas. Čia ir paskutinė augalą, kurį keliauni lauks. Susodin ir bus finito. Tai auksėm baigiau sudinti saulėštinti. Tobulsu oras, bet žodžiu, reik pasidžiaugti. Žiūrėkit, beveik tuščia. Viskas, ko reikia susodinau. Tai nežinau, vlogs čia baigtas, bet jeigu čia, tai žodžiu, palaikinam, pasubscribinam, įtikamės, kad dar bus tų vlogų. Nežinau, kada tas vlogs pasirodys, bet jeigu domin pokštis, galite man asmeniškai parašyti. Tai nėlinaus vlogadienis. Šiandien ir ryt, ko nūkiai darys, tai skins gėlis, nes tur keletą užsakym. Bet žodžiu, davanu biškai parodyti kitko. Mačiau jau, kai turot savo arbūzus užmėgstus normaliai vais, aš vis praein, pasižiūrė, aišku, niek nėra. Neaišku, čia kažkam turėsim, bet kam įda problem su kitas, kas sunksiai susidana arbūzų, mačiau, kad visi pasigavo lygas visoks ir pradėjo labai rudauti. Tai gal dėl to, kad aš ant svilą susidanau, man visai taip atrodo gal ir gerai, bet va kas liet pomidors, kur aš anksčiau susidanau, pažiūrėkti. Nu viskas supuvien, teik lysės, teik čiava. Nežinau, jau čia koks pomidorų mars, arba tiesiog šaknų puvinys, pažiūrėkti. Nu, žodžiu, čia vakar šiužėtų susidanau dar tep atrodo. O, matau, raudon pomidoriuk, ten nors va pažiūrėjau daugia mėts, visai gerai jautas. Žvėnės kaip įdomi. Pradėčiau, atrodo, visokių veislių, nu, žiūrėt, nors mažuką šveinsėjo. Žiūrėk, ir baltų, ir tokių rūžavų, ir tokių su čiut geltonų, bet tai, man atrodo, Apple Blossom su geltonu. Ir puto tokių kažkokių purpurėnių, ir va tokių net geltonų. Žodžiu, nežinau, ar čia sėkla tik buvo sumaišyta, bet žodžiu, va dar tokių burdo ir net matos augalą visai kitokiai lapą. Žiūrėk, kaip gražiai tas eina. Aš taip įgavau, kad čia viskas labai gerai gausies. Aišku, prie pelėžirnių jau nebepriejom, bet ten jau ir nudžiuvo, tai jau čia viskas anim. Kon skinsiu, esu aš dar kitų darbų pasirėjau, bet aišku, keliausis. Burnuo čia būtina, labai ilga vazo laikos. Žaveinė, irgi ilga laikos vaza. Tai irgi keliausi. Didiskai, žiaurė gražus, labai ilga laivas vazo, bet žal čia trump jį pažiūrėkti. Tokiai, aniai, labai gražiai gyvynė atrodyt, bet nežinau, ko daryti su vazom. Rugiagėlis pasitaisi, bet nežinau, nu su tokiam mažom paukštelėm nebent tik tą tektų. Tai va, irgi atrodyt jau vainos veislės šlamučius, bet žiūrėkti ir tokių čiučių trausų, tai žiaurė gražiai. Aš ant skinsko aptikusiu sakė veselę pokštį, tai jau čia veselis pokšties. Bet yra tokių bordo ir ten tokių oranžinių. Smėjai labai lauko, čia va pradėjai pirmą žydėti apricot, labai gražus. Tik aš daug kažkaip labai silpna žydėti, po tokį vėjino antrą tik tą. Tos tuneliukas, tuneliukas, nežinau, kaip iš tikrųjų nusodinas. Tai va, tai tų paskinsiu. Zinijų. Gaila, kad tas baltas toks, nors va dabar kadžel visai nieko, tų tokių gražių. Bet va ten tuos oranžinis, tai čia ir va šiandien jau čia ir skinsiu va tas va. Pažiūrėkti. Wow, žiaurė gražus. Aišku, ir tos rūžaus gražus, bet aš nesuprantu, kai kurios tuoks kažkoks. Tuoks. Nu, tokių visų, aišku, čia iš to miksta jį. Bet tokių yra nelaba kokių. Ir į tokių laba. Nu, pažiūrėjau, va ta buvo graži, bet aišku, jau peržydėjom ribos. Kermieko būtina paskinsiu ir glaikos vazo. Va, į tuos, kuris buvo gražus, bet agon žiaurė greit peržyd. Ir matyt, tas liet senom nikiek nepadėjai. Čia pagonskit mačiau gan pagrindėl tų dėžučką, tipo, nes į tos gražiai atrodo. Nu va, visai ratilė būtų faini, bet tai irgi žemė. Nu, bet čia tos atsimt, kur jau gavau dovanų. Tai problema gal tame, kad nelabai turiu tų tokių, nežinau, ką pani vadina, struktūrinių gal žaidų.
Nes yra filerių turėsiu ten, mėtų, svyrančių turėsiu, aukštesnių, tų tokių išsikešus turės, o va tų tokių žaidų, nu va kaip zinijų. Nu tai bandysiu zinijom užpildyti. Ai, dar į Jurginą, pažiūrėsiu. O, koks gražytis, gal to reikės nuskinti, neaiškiai, koks besilaikys vazo, bet pažiūrėkite, atrūt pinčinau, bet kas per kotą nenormalus. Labdien. Susukau, žinokit, vakar vien pokštį keliau istoriuks ir viskas, ir net nežinau, aš užteks gilių, kiek turiu užsakė. Varom skynės eurė, kai kon ir šiandieną paruošė, aš taginėjau 3 pokštį, šiandieną veina. Jeigu gerai įsiskint, prisiskins daugiau, susuks daug kažkas paims ant veids. Na tai va, tai niek įdomaus netruko papasakoti. Tai baigė sudinimą, prasideda pokščių sukimą.